Jeigu regionas, tai aišku, tada švietimo kokybė labai bloga, ne? Jeigu regionas, tai jau medicinės paslaugos irgi jau niekam tikusios, nes čia niekas nieko nesupranta. Baikim taip, mane taip bėsina tokie dalykai, kad aš net negaliu klausytis. Ir jeigu dabar, jūs sakot, ar ne, kad dėl Raseinių ligoninės, ačiū Dievui, mes ją gelbėjom. Ar ne, kaip savivaldai dabar ir tarybai, kiek kalbamės, tai yra mūsų tikslas išsaugoti tą ligoninę. Nežinau, esam pasiryžę viskam, kiek su meru kalbėjau, kiek su tarybos nariais, mes esam pasiryžę viskam, kas motyvuoja tą jauną šeimą. Jeigu aš lieku regione, jeigu aš galiu įpirkti būstą, jeigu man dalį to būsto kompensuoja, jeigu aš turiu 3 vaikučius, man įnašo 50% kompensuoja. Čia yra darželis, čia yra mokykla, čia yra ligoninė. Aš gyvenu Raseiniuose, kurie yra šalia automagistralės, pats Lietuvos vidurys, bet koks taškas Lietuvoje man yra pasiekiamas, oro uostas visiškai netoli, jeigu nori aplankyti kitą šalį, jūra taip pat netoli, palyginus ne iš Vilniaus važiuoti, o iš Raseinių, viską aš turiu. Mes turim idealias sąlygas, jas tik tai reikia išsaugoti, reikia skatinti ir, kaip sakau, Seimo nario darbas tai yra ne tik, kad padėti Raseiniam, padėti visai Lietuvai, būtent kuriamais savo teisės aktais ir tiesiog įtikinti kitus kolegas, kad tai yra būtina, kad tam, kad įtikinti, vėlgi grįžčiau prie savo argumentų kalbos. Taip, mūsų gimstamumas, mūsų demografinė padėtis yra tragiška šiai dienai. Ir jeigu ta tendencija liks į ateitį, tai taip negali atsitikti. Reikia imtis priemonių čia ir dabar. Bet jūs taip supykote, skauda? Aišku, kad skauda.